Sveiki visi, atvykę į Juodą Baltą, mano tinklalaidę. Labai džiaugiuosi ir pristatau savo kolegę, A Kind of Magic fotografį. Sveika, Roma. Labas, Agne. Labai gera tave pas save matyti. Man gera būti. Aš gal pradėsiu tokiu kaip ne klausimu pradžioj, bet taip, klausimas eis po to, bet pagalvojau truputėlį apie tavo tėvelį. Tavo tėvelis yra Vilkaviškio įžymybė. Tikrai taip. Taip? Tikrai taip, ir trupučio neperskaudžiant, manau. Taip. Ir dabar tiesiog klausimas yra toksai, kaip atrodė tavo pirmieji žingsniai fotografijoje ir kas tave atvedė iki profesionalios veiklos. Ar tai ne tėvelis? Tai nepastumėjo, ne? Visiškai neprikočia, žinau. Jis ten duodė tą fotoaparatą, aš nieko nežinau, nieko nesuprantu, juokauju, aišku, natūralu. Taip. Tai kas mane į tą fotografiją atvedė, tai tėtis faktas. Tai galiu drąsiai teikti, kad gimiau su juostelė rankose. Tai jo, ir aišku, kad jo paskatinta, jo pavyzdžių, matydama jo meilę savo amatui, kažkada net nežinojau, kuo aš noriu būti, bet vien tik įsikvietinėjau jį matydama, kad jis myli savo darbą, aš mačiau, kad jis labai myli ir aš labai norėjau irgi kažką atrasti tokio, ką aš mylėsiu. Kad tai bus fotografija, patikėkit, supratau po daug metų. Norėčiau tai būti anksčiau supratus, bet fotografiją ilgą laiką laikiau kaip hobį, kaip kažką tokio ir turėjau tikrai didelę pertrauką, kai iš viso fotoaparatų į rankas net neėmiau. Bet po to kažkaip grįžau, čia dar kita istorija. Žodžiai. Esi papasakot? Gerai. Įdomu. Gerai. Kaip grįžai? Gerai, filmekas. Okay. Fotografuoji jau. Tai kūdikystės, žodžiu, kai gimiau. Taip, kad kai mane šito klausimo paklausė, visada kažkaip pasimečiu, kuriuos šitos metus skaičiuoti, nes, kaip ir sakiau, tikrai fotografuodavau, būdama ir dar su tėčiu. Bet ta fotografija, kaip ir dauguma, sniegos visokios, saulėlydžiai, viso boružėlės. Aš žmonių tada bijojau, galiu įsivaizduoti, aš žmonių bijojau. Čia keista. Žiūrėk, keista, man kaip pagalvojau. Crazy. Tai žodžiu, jo, tada tikrai net pagalvot, kad žmonės fotografuosiu, tai buvo kažkas tokio. Man su smilgom, su gėlytėm, daug saugiau. Va, tai kaip paukščių nedėjau, kad ir kaip lengvai stebėtų, paukščių fotografija nėra lengvas dalykas, tai jo, paukščius šiaip dabar fainai norėčiau visai pabandyti, žodžiu. Tai čia dažnai bus taip, aš jau pamečiau mintį. Tu pametei mintį, tai aš klausiau, kaip tu fotografijoje atsiradai. Kaip? Taip. Blemba, pamečiau. Kaip tu atsiradai toje fotografijoje? Tai, žodžiu, jo, tai tą visą gal tada ir pasakoju, žodžiai, kad visada kaip hobis, kaip papildomas užsiėmimas, bet aš iš savęs, iš charakterio, aš esu labai planuojantis žmogus. Turiu tikrai didelį poreikį žinot, kas manęs laukia rytoj, kas po savaitės, po mėnesio, planuoti viską, ta prasme ant savęs dirbti ir dabar tai žinau, kad tikrai yra įmanoma, tada atrodė, kad gal savim irgi nepasitikėjau, galvojau, kad kas aš tokia, kad galėčiau ant savęs dirbti, galvojau, kad pritrūks disciplinos ir taip toliau, man atrodo visada patrauklus samdomas darbas, nes saugu, nes nuo 8 iki 5 socialinės garantijos, atostogos, žinai, kiekvieną mėnesį kokį atlyginimą gausi į ofisą, eini savo gražiai pasipuošę, išmanai tvarkingai, jo, teko išbandyti ir tą ofisą ir nuo 8 iki 5, tai jo, supratau, kad ne man, nors įstojau dažno vadybą, įstojau ir baigiau, nes galvojau, kad reikia kažkokios rimtos specialybės, normalios, verslo vadyba gal neskamba labai rimtai, žinau, bet skambėjo labai universaliai, nes nežinojau, ko noriu, galvojau vis tiek kažkur pritaikysiu, kadangi noriu kažkokiam ofise, kažkur tai įsitrinsiu. Ir baiginėjant studijas ir dirbau to vadybininkė ir aš jaučiau, kaip man negera. Atvirai pasakysiu, negera tiek, kad verkdavau važiuodami į darbą, darbe verkdavau, po darbo verkdavau. Kad dar labiau supras rimtumą, kad neperdedu, man nebuvo Xanaxo, ar kaip Xanaxo išrašė, iki kokio lygio, nerviškai net mane veikia. Jaučiau žiauriai blogai, tai paklausiu, kodėl neišėjai, kas ten tave laikė. Man balsas dreba, jaučiu. Gerai. Čia tokia, aš nežinau, aš pati, dar šiek tiek ir graudinuosi prisiminus, bet žodžiu,
O kodėl neišėjau? Tai vadybininkė berods 3 įmonėse teko padirbti, skirtingų ten tų rūšių vadybininkė, tai be to vienoj, kur jau net iki ašarų bevedė buvo. Oi, tikiuosi, kad šiais laikais jau nėra legalu toks dalykas, bet tuo metu buvo sutarty įpareigojimas, kad turi pusę metų uždirbti būtinai, nes ale kažkokius mokymus atidirbti, kurių, šiandien pasakysiu, net nebuvo kažkokių normalių tų mokymų, apodė, kaip ir visuose darbuose, prašau, eik dirbti. Ir jo, per ašaras, literaliai per ašaras, per sklastis dantis laukiau, kada praeis tie pusę metų, kad išeičiau. Ta prasme, tai susimokėti nebuvo galima pačiai. Jo, buvo ten kažkokia bauda, bet, nežinau, aš tikrai neatsimenu dabar kokią, bet tuo metu man tikrai buvo per didelė. Ir... Ai, kad taip. Aišku, dabar vėlgi šitos perspektyvos, tada 20 metų gal buvau. Dabar atrodo tikrai daug svarbiau tavo savijauta, kad ten visiškai save žaloja, bet tuo metu, kitaip atrodė. Ir tikrai tų pinigų tikrai tiek nebuvo, kad, dabar. Jau tada mobbingas buvo čia panašiai kažkaip taip, ne? Bet šiaip, kažkas gal ne į tą pusę, bet tų nekaltinu, nes šiaip bendradarbiai visiškai viskas tvarkoja ir direktoriai ten vadovės, gal kaip vadovės, žinau, aš jau ten neatsimenu, kai buvo, viskas tvarkoja su jais, labai faini, labai geri žmonės ir vadovė gaila buvo, nes matynau, kaip sunku man, bet nieko negaliu padaryti, nes sutartis, tai, žodžiu, baisu, bet tai, aš ten... Taip, tu dabar čia. Jo, ir jo, tai grįždavau namo ir nelaiminga po tų darbų, ten po to į kitą įmonę vadybininkė ir kažkaip man vyras sako, tuo metu draugas buvo ir jisai sako, o tai tu ten pasakoji kažkada tau fotografija lyg patikdavo, kodėl tau vėl nepradėjus fotografuoti. Tikrai nebuvo mintis, kad čia pagrindinis darbas kažkoks bus, ne, kaip papildoma vėl užsiėmimas po pamokiniai veikla, kad nuramins savo nervų sistemą. Prisiminiau, kai man būdavo gera ir smagu ir galvoju, kodėl ne. Tai nusipirkau fotoaparatą, krumplinuką, tokį mažiuką, Nikoną, nes aišku, tėtis su Nikonais, tai aš jau kitų religijų ir nepripažinau, jau man iškart tėtis fotkino, tai aš su Nikonu. Tai žodžiu, ir pradėjau taip po truputu, pradėjau nuo to gal, kad nuėjau į mokymus fotografijos, kad prisimintas žinias, vis tiek jau buvo primiršus daug ką. Ir kažkaip tų mokymų vadovas pastebėjo, kad nesu jau tokia žalia, kad jau čia visai gaudausi jinai. Ir man pasiūlėsi kartu padirbti. Ir tada dirbau, nepilnus metus, man atrodo, su juo dirbau mokymuose, fotokursuose, tai jau ten tuos pagrindus kaip tėvę mūsų iškaliau. Tas vis ir tą patį, ką aš padėdavau ten su administracinė veikla, tuose kursuose irgi padėdavau, fotkindavau irgi kartu tuos modelius pakviestus, būdavau tas vienintelis žmogus, kuris atsiunčia nuotraukas, nes kaip žinia, kas veda mokymus, žino, kad labai tingisi tas nuotraukas atsiųsti modeliukams, tai aš būdavau ta, kur nusiunčiam. Ir kažkaip gal tas vadovas lyg nespėdavo savo darbų paimti ir mane pradėjo siūsti jau į fotosesijas, bet po savo vardu. Aš pati dar nedrįsau, nes kas aš tokia, kodėl mane turėtų, tiek daug fotografų, ką aš galiu pasiūlyti kitokio, negu gali kažkas kito. Labai nedrąsiu buvo, bet kai pradėjau taip išlysti, pasirodyti, fotografuoti, prasideda tie geri žodžiai ir taip. Tas savivertė tokia dirba. Pasikėlė, taip. Gal visai variantas. Ir kažkaip 2018 metais išdrįsau susikurti jau tada savo puslapį, jau su savo pavadinimu. Tuo metu kitoks buvo. Gal net nes, žinai, kad atsimeni? Erlus foto. Žiūrėk, tu vien iš tų retų žmonių. Jo, nes blemba, man gražiai nuskambėjo visai, Erlus fotografija. Ir aš žinau, kad dabar klausytojai ar žiūrovai nesupras Erlus fotografija. Žinau, tu jau užrašysiu. Va jau kur teko man jį pakeis, nes būdavo pasakai ir... Ką čia? Ne, jau geriau nežinau. Jo, žinokit, čia tai, nežinau, ar bus toks klausimas populiarus pradedantiesiam, tam patarimas. Tai dabar pradėjom apie tavo senąjį pavadinimą, taip šnekėt. Bet ką tau reiškia naujas tavo pavadinimas? A Kind of Magic. Šiaip labai gražiai skamba irgi A Kind of Magic. Taip. Tai su mintim ir su prasme ir ne viena, čia dabar labai užbildinau tą prasme gal man, nes kaip
šovė į galvą tas pavadinimas, tai ne kaip šovė tai tiesiog skrydį. Iš Norvegijos skridau į Lietuvą ir virš jūro. Jau vis tiek jau istorija. Taip. Lėktuve. Aš žinojau, kad jį reikia pakeisti, nenorėjau labai skubėti, kad šalus ir nepasidarytų ten koks fotografija, žinai, ta prasme, kad būtų kažkas aiškaus, suprantamo ir kad mano pavadinimas kuo daugiau pasakotų, kur žmonės papuls. Tai tikiuosi, kad tai jis daro, ir atrodo, kad tai jis ir daro, žmonėms suponuoja, kad čia bus šiek tiek magijos. Nežinau, dabar jaučiausi tokia pasigyrus, bet žodžiu, hear me out. Tiesiog atsiliepimuose ir jau seniau ir aišku, ir dabar labai dažnai žmonės naudoja žodį magija. Sako, kad magiška, kaip magija kažkokia, tu tikrai magiją čia padarai. Tai vat ir su tuo aš susiję, nes tikrai dažnai būdavo aš prieš tai, dabar tai dar dažniau, kad tai pasako. Ir kitas dalykas, viena mylimiausia mano grupių, Queen yra, tai yra daina It's a Kind of Magic. Ai, kaip fainai. Tai kad jau, It's a Kind of Magic, per ilgai, a Kind of Magic. Žodžiu, tai jo ir su tuo aišku, susijęs toks roko prieskonis, nes jis man, aktyvas labai širdžiai. Kad per daug nenusisaldint, aš visada taip stengiuosi pabalansuoti žodžiu, kad ne per daug saldžiai, bet saldžiai. O tai taip, bet kaip tu pati pripratai prie to, nes vis tiek dar dažniausiai būdavo pirmas tavo, ne, Luz fotografija ir tada A Kind of Magic. Kaip perėjai pati šitą, kad, žmonės, aš kitaip, aš kitokia, kad žinotų, kad tai tas pats asmuo? Buvo jo tokio jaudulio, kaip atras, nes aš galvoju, Luz fotografija gal ar ne 4 metus, kas būtų pusė mano karjeros profesionalios pradirbau. Ir, kažkas panašaus. Tai buvo to jaudulio, tai aišku, ten storiai prasidėjo, kad keisis, ten postai. Žmonės, taip. Jo, bandžiau vedinėti, nes norėjau labiau smooth padaryti, bet po to gausi iš širdies tai. Porą postų, keičiu viską tiesiog. Ir aišku, iš tikrųjų buvo situacijų, kai nerado taip lengvai žmonės ir ar per kitus sužinodavo kažkaip, vis tiek ne visi ir tos istorijos ten seka, nereikia irgi susireikia. Įkėliam istorijų, tai visi turi žinot, ne, tikrai ne, dalis gal taip, bet ne. Ir jo, bet, sakau, po to tiesiog kažkaip gan staigiai pasikeičiau ir tokia, kam reikia tas? Aš tokia gal excited, tų naujų pavadinimų, kad jis toks aiškus ir toks apie mane ir toks man mielas, kad jo labai nekantravau. Tiesiog taip. Kada supratai, kad fotografija tau yra ne tik darbas, bet ir saviraiškos forma? Nes iš tikrųjų tavo nuotraukos yra kitokios, taip sakyčiau taip, tu esi tikrai išskirtinė, man asmeniškai. Jos tokios ir sulietos ir kartu tokia retro, gal net nežinau, yra to stiliaus, labai. Tai kada tu supratai? Tai aš pirmiau gal, klausimas, kada supratau. Jo, kada supratai, kad fotografija yra ne tik darbas, bet ir saviraiškos priemonė. Tai aš kaip tik pirmiau kaip saviraiškos priemonę visada tai mačiau, į fotografiją grįžau ne kaip ir pasako, ne kaip į darbą, o kaip kažką, kas bus mano saviraiškos priemonė, ne mano saugi vieta, saugus mano uostas. Tik po to, kai tų užsakymų jau pradėjo eiti ir supratau, čia jau darosi rimta. Ir tuo metu aš dar dirbau tą vadybininkės darbą ir fotografija jau buvo įsivažiuojanti ir dar baigiamai bakalauro rašiau. Ir aš jaučiau, kad, ne, aš taip ilgai tikrai nevažiuosiu, nes jaučiau, kad fotografija ne tiek, kad, sakyčiau, iš manęs daugiau kažko pradėjo prašyti, aš tiesiog jos norėjau dar daugiau laiko skirti, negu galėjau, nes ką ten po 5, kiek suspėsi, dar bakalaurą reikia rašyti. Ir supratau, kad turiu vieną dalyką rinktis, tai jau bakalaurą, jau rašau, jau čia būtų jau toks rimtas. Tai aš kaip dabar atsimenu, tą dieną su drebančiom rankom, bet tokia pilna laimės nuėjau parašyti prašymą išeiti iš tos vadybininkės darbą. Kaip jinai džiaugiasi, geras. Eina savo.
negraudink. Viskas buvo. Nu, žodžiu, tai Aš pirmą kartą matau tokį žmogų, kuris taip emociškai išėjo iš darbo. Aš tikiuosi, kai aš dabar irgi keičiu savo gyvenimą irgi nuo pagrindų, aš tikiuosi, man taip nereikės. Aš tikiuosi, kad kaip tik būsiu laiminga. taip, ta prasme. Fotografija, tai tikrai nereiškia, kad tik fotografijų gali laimingas. Ta prasme, tiek sričių yra nuostabių, kur tu gali būti laimingas, bet kas svarbiausia... Bet tau tas tiesiog, aš džiaugiuosi, kad tu iš ten išėjai, tarkim. Labai. Džiaugiuosi, kiek ašarų, kiek prasikankinta. Ant tiek, kokia aš buvau, aš nuoširdžiai pasakysiu, aš tokia bloga buvau tuose darbuose, prasta darbuotoja, net neneigsiu. Ta prasme, aš nežinau, kodėl mane ten laikė. Tikrai. Tai ant kiek aš prasta buvau ir tuo metu aš ir galvojau, koks aš ir darbuotojas, koks aš nepatinka darbas, pati kaip darbuotoja nemotyvuoju, nes nemylėjau tą, ką darau, nebuvo meilės, o kai tu augi ir matai, tėtį, kuris myli tai, ką daro. Tai aš tiesiog galvoju, ne, aš irgi noriu mylėti tą, ką darau. Tikrai daug žmonių nemyli savo darbo ir aš irgi su savim kalbėdavau, Roma, blemba, daug žmonių nemyli, ką jau čia visi, tik tais, va čia medu ir šokoladą ir visi myli, daug žmonių, kurie ten sukanda dantis atbūna ir... Tas toksai yra. Bet negalėjo pripažinti, savo to negalėjo priimti, nes darbas labai daug užima gyvenimo, labai daug. Prasme, bent jau pakenčiamas, kad būtų. Nebuvo man, jie pakenčia. Tiesiog, tiesiog pabaigsiu tokią mintim, kad daryk tai, ką myli ir tu būsi geriausias. Tu gali labai prastas vienoje srityje būti, bet tai neaišku, kad tu ir kitur būsi prastas. Tiesiog, kažkas tau netinka, eik ieškok ir daryk. Ir nesiskaus. Primenu, Roma yra vestuvių fotografija. Taip, daugiausiai, taip, bet ir šeimas fotografuoju, taip, nes aš ir pas tave buvau. Aš galvoju dabar, aš pas visus toks jausmas buvau. Visur praėjau. Bet čia bent mano būdavo pradžiai toks tipsas, tarkim, fotografam, kad nueiti, pasifotografuoti pas tuos, kurie jau yra pažengę ganėtinai ir pasižiūrėti, kaip jie dirba. Tai mano toks, dabar ne, dabar jau šitas jau praėjo. Jau dabar neinu pažiūrėti, kaip jie dirba. Dabar einu dėl savo malonumo. Ką tau pačiai reiškia graži nuotrauka šiandien palyginus su karjeros pradžia? Tai pačiai pradžiai normalu, kad dar ieškai savo to identiteto ir bandai suprasti tą visą pasaulį, suvokti, ką aš čia darysiu, kuo aš čia būsiu. Tai pradžiai tai tikriausiai kaip ir daugumą svarbu fokuse, svarbu ryškus visi, pagauti. Taip. Labai gera nuotrauka, jeigu fokuse. Ir aš tikrai iki dabar tvirtai tikiu, kad tuos pagrindus tiesiog tas taisyklės reikia išmanyti. Fotografija turi savo pamatinės taisyklės, kaip ir ko gero visos meno sritys ir taip toliau. Pirmiausia, tas taisyklės perkast, susipažinti, išmokti jas valdyti, o po to jau tu pradedi atradinėti savo stilių, laviruoti, pažiūrėti, kas tau tinka, kas gal visai netinka. Ir šitas biškai nelabai man, pas mane horizontai nebus lygus. Trečdalio taisyklė yra. Trečdalis jos seniau, jeigu jau pataikant vienos iš tų tenais, trečdalio taisyklė, ritmas ar dar kažką aš parodysiu savo. Viską aš pamiršęs dabar visai kiti dalykai man svarbu emocija, judesys, veiksmas, man čia yra numeris 1, o kad ten ar šleiva ir kreiva, o ne trečdalio taisyklė, o ne centre per daug vietos virš galvos. Kas pasakė, kas man dabar gali pasakyti, kad per daug vietos virš galvos palikau. Mano akys mato taip, tai čia kiekvieno reikalas, man gal pas te mažai vietos virš galvos, taip viskas. Viskas to pasakyta. Tai va. O kaip per laiką keitėsi tavo santykis su kūryba ir klientais? Ar buvo dar tokių, tarkim, klientų, kur tu esi labai kūrybinga, ne? Tas labai tas matosi, jaučiasi nuotraukose meniška siela. Kaip klientai, aišku, jie ateina jau atsirinkę, nes, pavyzdžiui, gal aš noriu, tarkim, paprastų, eilinių, labai noriu tavęs kaip žmogaus, bet nuotraukos, noriu, kaip čia, eilinės, kad nebūtų to a kind of magic, ne? Taip. Kaip santykis tavo, tas kūryba ir klientai? Geras klausimas, čia, ta prasme, ojojoj. Tai mes šitoje vietoje įsitėčiu ir
kertasi mūsų požiūriai. O, Nes jis yra iš tų fotografų, kad jeigu fotografuoja, tai turi ir viską. Iš esmės viską fotografuoti ir vis taip, nes klientas yra teisus. Taip. Tėti. Mano požiūris yra kitoks, nebereikalų fotografų yra įvairiausių stilių, tik rinkis, įsirink tokį, kurio nuotraukose tu save įsivaizduoji ir matai, tada ir tam fotografai bus daug lengviau ir gera dirbti ir tau fainiau bus, nes tu žinosi, kad bus rezultatas, o ne užsiprašysi, kad gali man kitaip padaryti. Gerai, galiu kitaip padaryti ir po to galvoju, kaži pavyks ar nepavyks, kitaip padaryti fotografas, tai kaži gerai ar čia negerai. Nes aišku, aš negaliu už visus fotografus kalbėti, aš asmeniškai, kai fotografuoju, kaip retušuoju, taip kaip matau ir kaip jaučiu. Aš negaliu, aš tiesiog, jeigu man ateitų, sakytų, faina, tu, bet norim kitaip, man vieną kartą yra parašę taip. Man yra parašę, mes tam ieškojo ir sakė, kad norim tavęs kaip žmogaus, nes seka irgi istorijas, patinka ta energetika, bet sakom, mes norim, kad šaltesnės spalvos būtų. Aš negaliu taip daryti, kad, nes man irgi nesmagu bus. Aš suprantu, gal žmonėms patiks ir tai yra svarbu. Numeris 1, aišku, kad žmogui patiktų rezultatas, bet man nėra. Ta prasme, man irgi žiauriai svarbu, kad ir man patiktų, nes tiesiog kažkaip, nežinau, nes iš vidaus, kaip tu gali taip per save lipti, yra tekę kokiam kadrui, neslėpsiu, visiems yra buvę, bet labai stengiuosi komunikuoti ir Instagram'e ganėtinai aktyviai ir pasakoti žmonėm, kad turit pasirinkti fotografą, kuriuo pasitikite, rinktis pagal stilių, kuris jums patinka. O ne, čia tokia sritis, nenoriu pieškų susirasti, gal nekomentuoju. Ar prisimeni momentą, kai jau galėjai pasakyti aš savo vietoj? Visiškai tas toks. Aš fotografijai. Nuo pirmo prisilietimo, kai fotoaparato, nes tikrai taip staigiai įtraukė žiauriai, žinau. Kažkoks, sakysi, nuo vadybininkų, išėjimo iš darbo, tada tas va. Kai pasirašiau, kad išeinu ir tada... Čia, žinok, Šitas, ne? Kaip kuri ryšį su žmonėmis prieš objektyvą, ypač tais, kurie jaučiasi, nejaukiai fotografuojant? Čia daug man. Čia didžioji dalis ir kaip kuri ryšį, taip. Tai pirmiausia, visada žmonės nuo pirmų minučių, grįžkim dar atgal, kai susirašinėjau, taip. Vis nerašau šaltai, aš visada pradedu jau nuo pirmų žinučių bendravimą šiltai, kaip su draugais. Dėl to, kai mane kalbina, manau, einam į paštą, nope. Ne, man ten yra labai nejauku, ten šalta, ten dokumentika ir taip toliau. Tai kažkaip iš karto pradedi taip, draugiškai ir šiltai bendrauti. Kai susitinkam pirmą kartą, iš karto kaip su draugais. Ir kas dar svarbu, mano nuomonė, kas yra svarbu, neparodyti, kad tu jaudinies, nes jie jaudinas ir tada ateina, ar tu jaudinies, žiūri, jie į tave žiūri. Ir tada mes visi bijom. Ir tikrai būna, kad jaudinies, čia normalu, bet fake it till you make it. Čia labai šitas reikia, tą jaudulį praryji ir tokia iš mašinos išlipi, labą dieną. Sveikis reikia, tai jau šiandien mane pakūrybinsim. Tikrai, nuoširdžiai, iš karto priimi žmonės, kaip pasitinki, kaip savus, kad jie tada būna, čia viskas gerai, tikriausiai, jeigu čia taip, atinai, čia eilinė dės. Jo, nes kažkaip nedarau iš to kažkokio, kad, Jėzus, dabar, kaip nusiteikia, jaudinatės, žinai, ta prasme, Bijot labai, gali to paklausti, bet taip su... Gal net po fotosesijos galima, net sakyčiau, šitą paklausti, jo, tas. Jo, ir taip jau baisu buvo. Nebuvo, taip. Neapsimetinėk, nebuvo. Čia tėčiam, neapsimetinėkit, nebuvo, jau tai baisu, visi išgyveno ir tu išgyvensi tikrai tėti. Žinai, ta prasme, labai asmeniškai nuskambėjo, nothing personal, bet aš manau, kad tas labai svarbu ir kokią nuotaiką nori, kad būtų priešais objektyvą,
tokia ir tu turi atspindėti, jei tu nori, kad žmonės, linksmai ten, hi, kaka, net, o tu kai, medis stovėsi ten štos, toksai, tai ką tu gali tikėtis? Aišku, yra tikrai tokių žmonių, kur ten gali ir didžiausias medis būti iš savęs, tiesiog tu, prasme, bet kiek tokių yra? Labai mažai. Tai rodyk pavyzdį ant savęs. Tada jie bus tokie, lengviau viskas praeis, taip. Aišku, skaityti kambarį, stebėti, jeigu matai, kad jau taip norisi jau kažkuriam atsitraukti, tai pavyzdžiui. Su vyrais būna tikrai, pradedi jau matyti, kad kažkaip jau viskas tvarkoja. Aš palsi portretukai mamai, draugėm, žmonai. Nieko, dar visada mano, tas nieko prieš, jeigu paleisiu palsėti. Aš nieko prieš, ta prasme, tai svarbu tikrai skaityti kambarį ir nekankintų žmonių. Jau geriau mažiau tų nuotraukų, bet kokybiškų, kai fainai visiems, negu tam, nežinau, forsinti ir varom, dirbam, žinai. Aišku, būna situacijų, kai reikia paspaus, nes jau matai, kad ten pakrapnoja šiek tiek ir jau dirbam. Irgi įsivertini, kur jau gal drama per daug, bet šiaip jo, pertraukėlių pasidaryti, kodėl nebūtina dabar tą visą valandą ištisai ir fotografuotis, pleškintis, nori atsipalaiduoji, nori nueini užkasti, atsigerti ir panašiai. Tai visiškai taip laisvai parodyti, kad čia bus, nebijokit, išgyvensit, visi išgyvena. Mano pastelė, mano šeimos fotosesija, kai mano vaikas, tikrai buvo sunkoka, bet, visiškai nenorėjo, bet, a kind of magic, tiesiog. Su manęs įtą pasidarė. Labai gerai. Ant supinių, ant visko, kaip gerai ten jam buvo. Tiesiog pakeitė iš karto rakusą kitur, ir viskas. Šis toks darbas labai turi gebėti prisitaikyti ir iš karto ieškotų kažkokių išeičių. Turi suprast, kad čia su žmonėm dirbi, nenuspėjama iki galo vis tiek nenuspėjama, kaip bus. O dabar irgi klausimas į blogos ir geros emocijos, ne, kaip yra, tai juoda balta. Ar turėjai kažkokių nuotykių, juodų, baltų, kurie tokie, toks, kad, ar turėjai, pavyzdžiui, aš galiu truputį iš savęs pasidalinti, turėjau pas mane netoks ir nuotykis čia, iš tikrųjų, čia nieko gero. Čia tiesiog, kad kai turėjau eiti sukandus dantim fotografuoti neštukės fotosesiją, o ką tik mirė mano šuniukas. Tai toks buvo, žinai, ir tu negalėjai nieko padaryti. Ir tik viskas buvo, turėjau šuniuko taksą ir viskas tiesiog. Ir turėjai fotografuoti, ir turėjai būti įsišiepus, ir tengi neštukė, dar emocijos, o dar jeigu šuniukas pasakytum, tai iš vis blogai gal būtų neštukiai. Toksai, tai pas mane dar tokia patirtis yra. Ar turi tokių patirčių ir blogų, juodų, gerų? Galiu sakyti, kad kažką panašaus. Ganėtinai panašaus buvau turėjus patirtį, kad šeimoje irgi vyko labai didelė nelaimė, o ant rytojaus į vestuvės ir ten tikrai negali nukabinti tą mordą, o turi performinti, iš esmės turi performinti. Tai šiek tiek pergyvenau, kaip man pavyks susitvarkyti, nes vis tiek tikrai labai skaudi ta nelaimė buvo. Bet aš savim taip stebiuosi, kad persijungiu, kažkaip perinu tą tokį darbinį režimą, nes nenoriu, kad žmonės perimtų kažkokio to negatyvo, tai esu ir su 39 temperatūra irgi fotografuoju, tada nežinojau, aš jaučiu fotosesijų, kad taip man, bet dirbam, važiuojam toliau, jo, ir dar į draugės gimtadienį atsimenu po tos fotosesijos ir aš jau ten sėdžiu po stalu palindus tokia, su kavos užsisakiau draugiai, kas tau čia, nežinau, sakau, nežinau, bet aš jau vyrui važiuojam namo, kažką grįžtu 39 temperatūrą, supratau, atidirbus, pavaliavojus, tai labai kažkaip sugebu persijungti, tai tuo ir labai džiaugiuosi, nes ramesnė esu, kad, jei reiks, kad ir persukasiu dantis, tarkim, bet kažkaip padarysiu, nes būna ir vestuvės ir šarksti, asistentė net girdi, aidas per mašiną, pilvas, tu valgyt nori? Ne.
Aš už vairo būnu, ne, važiuojam, reikia padirti. Tai sako, gal nori kažką už kas? Ne. Man net ir apetitas būna, dingsta viskas, nors jau fiziškai nori, bet kažkaip labai persijungia, tai tuo aš labai džiaugiuosi, čia manau super galia tokia būtų. Bet sakau, dabar kažkaip taip tokių, kad juoda, balta, nes sakai, nutikimai gal kažkoks smagus koks įvykis gal buvo. Mane visada nudžiugina tokie momentai, kai kažkas nutinka tokio, ką žinau, kad kitas erzintų. Pasitepė suknelį, įplyšo kažkas tenais, ar krapnuot galų gale pradėjo. Ir, galiu pridėti vieną įvykį. Bet žiūrėjai, aš nežinau, ar čia juodas ar baltas. Iš pradžių juoda gal biškį buvo, bet po to jau ir balta buvo. Beveik literaliai, nes į mano jaunikį palaimino paukštis. Fainai. Jo. Geras. Baltai. Baltas. Geras ženklas, ne? Sakau. Aš tai iš karto apie tai. Taip, bet aišku, šitais momentais tu nežinai, kaip žmonės reaguos. Aš už kameros, fotkint, nefotkint, nes tu nežinai, ar čia tragedija bus, ar kaip tik iš to pasijuoksi, reikia fotkint, nes čia, gerai bus. Siminsi, taip. Tai toks būna momentas, kai pasižiūri, laukia, kaip čia sureaguos ir žiūri, kad gerai viskas. Ta prasme, kad žmonės gerai sureagavo, kad tokia, ir aš tokiai žmonėm taip žaviuosi, kurie tokią smulkmeną, nepadaro dramblio, nes čia smulkmenos istorija. Kažkada tai pasakos ir prisimins ir bus, juokinga. Taip tuo momentu, mums šiek tiek juokinga su nuotaka, jaunikiai mažiau gal juokinga. Jeigu nuotakai, tai būtų įdomu, ar jei būtų juokinga. Tarkim, iš tos pusės. Jinai, tai tokia ten, yra veždėlios, tai tikrai būna, kur ten šiek tiek tašiukas atsirandant suknelės ir iškart susinervuoja ir panika, bet labiausiai įsimyli tuos žmonės, kurie toks palaimintas. Jo, visiškai su tuo pačiu lietum raminu, sakau, lietusgi pinigus, man atrodo, turtus reiškia per vestuvės. Ir dar gerą pasakymą buvo girdėjus per vienas vestuvės, sako, šlapias mazgas geriau laiko. Šiaip jau. Taip. Tai aš būna pašaudau tokių auksinių frazių ir jau, nėra čia ko pergyvent ir iš vis net neatsiminsit po daug metų, kad ten lijo ar dar kažkas. Kiek tavo, tu šiaip aplamai prieš tai sakai, kad mėgsti kaip ir planuotis, ne, viską, tai kiek tavo darbuose yra planavimo ir kiek spontaniškumo? Taip, tai čia toks yra, fotografijų spontaniškumas yra, manau. Jo, tai neišvengiama, bet abi pusės jos yra tiesiog neišvengiamos. Jeigu, aišku, būtų ten pilnai meninė fotografija, kur viskas tiesiog iš idėjos ir pajautimo, aš kaip pajausiu, taip darysiu, tai ten gal to spontaniškumo maksimaliai. Čia visgi tu su žmonėm dirbi, negražiai gal skamba žodis komercija, bet taip jau yra. Tai mes derinam tą meną su komercija, balansuojam tarp to. Tai tikrai to planavimo yra labai nemažai. Patinka kam, nepatinka, iki meną tada neuždirbsi. Taip jau yra. Tas planavimas, jis tai yra svarbi dalis ir to neišvengsi. Tai o aš mėgstu labai planuoti, labai. Nors mano darbuose atrodo, kad aš ten tik skraidau ir skraidžiu ir iš tikrųjų aš pasiimu fotoaparatą, ir išskrendu. Ir to šviesne mintim, mano ta planuojanti pusė būna ten kažkur, aš turiu dvi pusės planuojantį romą ir tą spontaniškojų romą. Tai kol susirašinėjom, derinam, tai yra visiškai planuojanti, aš nebūnu, pasakau, užteks tų 40 minučių vieną lokaciją. Čia vestuvės aš nemėgstu labai ilgai laikyti vieną lokaciją, kažkaip dažniausiai mėgstu pasiūlyti 2 vietas po 40 minučių, mano nuomonė, toks universalus laikas, pailsi į tą laiką ir tada vėl. Vestuvių dieną asistentė Roma liko 5 minutės. Ne, noriu daugiau, kiekvieną kartą. Roma, mes turim važiuoti. Ne, aš dar noriu. Neišvažiuosi, bet čia išprodėjimas jau yra. Tai džiaugiuosi, kad planuojantį Roma būna suplanavus, kol dar viskas blaiviai matoma. O po to jau per fotosesijas, tai aišku, išskrenda, tai aš būnu ir fotosesijose, ir žadintuvus nusistatau, nes aš ten laiko nežiūrėjau. Būna ir to žmonės šiaip gan dažnai palaiko ilgiau nei tavo. Aišku, atsiklausiu, nes gal
susiplanavę kažką, aš taip žiūriu į tą laikrodį, jau pusę fotos, jau kaip ir turi praeiti, mano dar mintys, dar aš noriu idėjų padaryti, dar 8% negyvenu. Jūs nieko prieš, aš visiškai truputį gali ilgiau palaikysiu, tai dažniausiai sako, ne, nieko prieš. Aš reikia paminėti, kad neimsiu papildomai, nes būna... O mano piptinikus tai bus nagu šnekėti, neimsiu papildomai. Čia sakau mano, nes aš ten dalį prašnekus tai žmonėm, tai čia sakau, ant šnekėjimų nurašykit, tai... Nu, žodžiu, tai aš atsakiau į klausimą. Taip atsakėjai tikrai. Ir spontaniška, ir planuota. Tikrai taip. Visiškai. 50/50. Visiškai. Ar turi kūrybinių krizių? Kaip jos atrodo ir kaip iš jų išeini? Ar turėjai? Ne. Ne? Kaip gerai. Aš nežinau, aš kalbinu visus tokius, kurie neturi kūrybinių krizių. Ja. Wow. O, aš labai patinka būsiu. Kaip smagu. Neturiu. Ne, o berods 3 ir 4 esi, kur neturi. Kaip smagu, kaip gera girdėti. Tai kodėl, ne? Aha, taip. Bet dabar aš jums pasakysiu. Taip. Planuoti. Neskraidyti padangėm. Žiauriai smagu skraidyti, bet gali ir prisiskraidyti. Visų pinigų neuždirbsi ir visų fotosesijų nepriimsi, reikia tą suprasti. Žiauriai sunku man irgi parašyti, kad dėja data užimta ar jau sezonas užimtas, nu be galo širdį draskų. O jeigu dar savi parašo, kuriuos jau esi fotografavus, tai iš viso jau tu su jais jau, tu jau juos myli, jie jau tavo. Ir jiem parašyti ir toks... Man net rankos nušiurpo, nesimato, bet blogai prasme, nušiurpo, nes labai nefainai parašytos. Gaunu tą žinutę ir žinau, kad jau negaliu. Iš ko tas atsiranda, kodėl negaliu, kaip čia suprasti, nes aš esu pasiskaičiavus, kiek aš galiu, kiek sugebu apriepti ir nesistengiu visko, kiek įmanoma. Nes tikrai esu buvus momente, nes negalvoju, kad mesiu fotografiją, bet aš net nusifotografau, kas labai keistai skamba, susigraudinusi, pervargusi, save parodusios akys, nes buvo prisėjimus labai daug darbų, kad visa net tokia tirtėjo, aš net nusifotografau, kad prisiminčiau, išsitaugusi į favorites, kad prisiminčiau kiekvieną kartą, kai man kils pagunda, prisirašy daugiau, ne, Roma, prisimink, kaip tu tada jauteisi ir kaip tu tada atrodo, ar tu tikrai to nori. Aš jau geriau mažiau, bet kokybiškai, su didžiausia meile ir su didžiausia energija, ką galiu, negu imti visus iš eilės ir tada jauti, kad vis tiek tu nesi nervuotas, turi pradėti save dalinti ir tikrai buvo prigavus, kad tada ten pradedi, paprasčiau kažkaip labiau, taip, saugiai ten, tas nieko tokio, bet man blogai. Aš nenoriu saugiai, aš nenoriu paprastai, normal is boring, man normal is boring, bet, negali tu tiesiog ten kūrybint, ten daug, aš negaliu, aš nešneku apie kitus, sako, vėl pasikartosiu, aš tikrai neabsolutinu, bet apie save žinau savo ribas, aš jaučiu savo ribas, kada jau man yra limitas ir kiti. Pasiekia tą limitą ir aš po to į ten istorijos, jau užimta, sezonas užimta ir tada, kiek tu čia daug fotosesijų prisirašęs. Jo. O aš gal tiesiog mažiau jų paimu negu kitas, kuris ten turi vietų ir dar ir kitą savaitę. Tai va taip ir gaunasi. Koks geras dalykas, iš tikrųjų, jūs pasinaudokit, jeigu jau visiškai esat out, tai nusifotkinat save, kad ir verkianti ar kokį, kaip gerai, ir paskui po kiek laiko vis pasižiūri, tu nenori būti ten to, koks geras dalykas, tikrai pasisavinsi šitą. Gal kiti būdai, koks, nežinau, kumštačiai rėmintas virš kompo, toksai, save nusifotkinti, toksai, tu nedrįsk, tu... Nedarom mes daugiau, aš nežinau, visiems skirtingai, aš visai bliauna čia žiūrėti, nenoriu, aš jau prisižiūrėjus, man to nereikia, aš sakau, ir žmonių. Ir vis tiek viskas susiveda, ir, aišku, dėl savęs, bet ir dėl žmonių, nes galų galiai jiem nukenčia kokybė rezultatas, nes tu esi išsitaškus, pavargus, išsidalinus ir tokia atsivelki tą fotosesiją. Tai tada jau čia ne tas. Kokias istorijas dažniausiai nešiojasi po fotosesijų, kurios lieka ilgam širdeliai? Ar turi tokių? Tai va. Tokių. Tai apie tą balandį jau čia taip aišku. Nešiojasi ir ilgai nešiosiuosi balandį ir galbūt manęs klausys tie jaunieji, tai linkėjimai. Tikrai žinau, mano balandžio žmonės.
Tai va tas, visus nešioju, su kurie sakau, į tas va tokias baises situacijas sureagavo per šypseną, sakau, aš visiškai įsimyliu, jie mano whitelistą ir aš juos prisimenu, kreipys kamonė, aišku. Nu, bet taip yra, tikrai įsimyliu ir gal kokį faini žmonės, nu kokį faini. Ir vienas dar iš tokių įsimintinų momentų, žinokit, man yra buvę, kad nuotaka suknelę pasidegė. O, geras. Jo. Pasidegė. Pati. Pasidegino. Ai, nu. Jo, šiek tiek. Bet tai gerai kadrai turėjo būti. Tai irgi buvo momentas, fotkint, nefotkint, panika, ne panika. Po to geriau buvo. Tai jeigu įdomu, buvo tuo metu trendas tie dūmai. Taip, o žinok, aš irgi fotkinu šitą dalyką. Jo, bet žinau, kad dauguma... Ir nudažius mėlynai suknelę. Ir nes mėlyni dūmai buvo. Labai graži spalva. Sakyt, reikėjo, toks planas. Bet viskas gerai buvo. Tai... Aš turėjau dar tada asistentą, tai man jisai padėjo. O ką darėt, nuvalė? Jo, ten jisai lakstė, nu ten buvo toks, jisai tą ir nuvalė, ir nu, tiesiog, ir nebuvo nei streso, nieko, staigiai sureagavo. Taip. Gal taip reikėjo. Ir nusivalė. Taip. Dar tuo metu buvo gerai, žinok, su šlakiom servetėlėm. O, jo, taip, šlapios servetėlės visur. Lidlo šlapios, galime reklamą, Lidlo šlapios servetėlės. Tokia žalia pakuotė. Kiek suknelių išvalyta? Ui. Tai žodžiu, jo, kaip man buvo, nu jau neišvaliau skylės, kaip ten būtų, bet su tais dūmais. Ir aš dar atsimenu paklausiu, ar tikrai jūs rankoje galima laikyti, nes šiaip įprastai, tai žinau, kad mes padėdom fone, uždega ir staigiai bėgam ir fotografuojamės kol už nugaros, bet jie patikino, kad kaip pirkom, matyt, jam pasakė, kad šitas galima rankose, o tai labai fainai. Į ranką po vieną tą dūmą, žodžiu, gal to neatsimenu, dar dabar buvo, nu tai judam, šokam, judam. Tarp kitko fotosesijos paskutiniai kadrai. Tai aš atsisveikinant, realiai man namo važiuoti, užbaigimas 10 iš 10. Šoka ir mes tai net nepastebėjome, kai nuotaka per suknytę, jos tokia pūsta, ta suknelė buvo ir taip šokdama, kaip su Magic Font, žinai. Ir tokia juosta, nudengė ir aplinkui geltona, dar taip. Ir sakau, irgi tas momentas, jie tokį mikro, bet man kaip amžinybė. Gerai, negerai, blogai, neblogai, panika, ne panika. Ir tada jau likis. Na taip, nedalykai. Nebeparduosit suknelės, nes dabar tik paklausė nuomotą. Netikta, nebeparduosit, jau tikriausiai, nes ten viršutiniai ten bežų į sluoksnį. Nežinau, kaip toliau baigėsi, gal kažkaip susitvarkė, bet painai sakau, kad taip sureagavo ir tokia smagia nata, na aišku, taip. Viską prisimenu. Smagenis, o būtų kitaip ir būtų... Tikiuosi gal, kad baigėsi tie visi ferverkai. Nežinau, ar dar jie yra, ar dar labai populiarūs. Jo, tie dūmai, ne ferverkai. Tie dūmai tai labai... Jo, retai, nes aš gal ir džiaugiuosi, nes aplamai, nes tuo metu aš irgi dar tada fotografavau vestuves, tai buvo tikrai kažkoks trendas. Oi, vienu metu tai vos ne visi atrodė, kad turėjo. Taip, su tais dūmais, taip. Nes aš dar turėjau tokią kūrybinę fotosesiją Halloweenui. Ir dar tuo metu buvo senoji Bernelių užeigos autostradoje kavinė, bet jinai buvo jau nugriauta, bet padegusi, bet tokia, žodžiu. Ir aš ten Halloweeną fotografavau, sugalvojau, ten gerai pasiėmiau šunį tokį, dabar jų labai mažai, jie tokie, kur kūdi tokie, kaip taksai, bet dideli, tokie, dobermanai. Vat šito. Tai taksai dideli. Ilgas. Taip, bet jo, ir gavosi, kad išskaptavom moliūgą, viską ir dėjau tą dūmą, nes patikino irgi, kad viskas ten su juo gerai. Vat aišku, įdėjom tą dūmą į moliūgą, uždengiau. Aišku, kas būna? Modelis laiko moliūgą rankoje ir tik taip viskas, va tai va, bet tas moliūgas belė kokio buvo dydžio ir po visur po autostradą taip gerai įsitaškė, kaip įsigandau, tai po to laiko aš gautų modelis ir liko su ranka, viskas gerai, šuo biški pabėgo, bet irgi dar taip nustiprus, dobermanas. Tai. Bet tokia ir pabėga. Mano goldas, tai užlodinės būtų tą moliūgą.
Tai va, tai čia buvo toks, kurį galiu pasidalinti su tais dūmais, kad daugiau, žinok, gyvenime jau. Nieko savo istoriją, pasiduotų, kad tas dūmas atsargiai, bet tu dar sakai, kad aš kūrybiška. Aš kažkada. Vyno fotosesija, moliūgas ir skaptautas dūmai. Aš kažkada buvau, dabar kai į komerciją tiek perėjau, kad noriu išeiti iš to ir noriu būti vėl ta pirmoji Agnė. Grįš Agnė su moliūgas, tik šį kartą be dūmų. Bet Agnė ir jos moliūg, o čia tai comeback. Taip, o dabar tau turiu, kadangi Instagram'e pas save tikrai nemažai paklausiau žmonių apie, kad tau parašytų būtent, žinok, tikrai wow, sulaukiau nemažai klausimų. Tai tikrai kelim, gal iš jų pasidalinsiu, nes, žinok, ten krūvos jūrom tiesiog plaukia. Ne? Taip. Gal man įmes, aš pas save pasidalinsiu a kind of magic photography. Pratęsime podcastą. Klausia dabar irgi nežinau, gal neminėsiu vardų, nes gal čia ir klientai tavo ar dar kažkas, žinai, kad ne 24-25 metais naudoji kiek natūralesnį retušavimą. Ar tai kažkas, ką dar siūlai? Tas natūralesnis retušavimas yra dar? Jo. Niekur nedingo. Mano žiniom paskutinį kartą, kai tikrino, niekur jis tai nedingo ir nežada trauktis. Taip. Bet labai įdomu, dėl ko toks klausimas galėjo kilti, nes bent jau profilyje viskas, kas matoma, tai ten ir yra tas pats 24-25 kažkokiu. Nieko nekeitė, man atrodo, labai daug aš galvoju. O paskutiniu metu tai tikrai save seniau, būdavau, kai ieškojau savęs, dabar rankas. Ramybė tokia, aišku, vis tiek ieškai, nėra taip, kad sėdi ant laurų, ieškai tų dar geriau, dar fainiau, dar gražiau, bet kažkaip kaip tik save, kai lyginu su seniau, tai kaip tik viskas eina natūraliau. Galvoju, galbūt gali atrodyti kartais žiūrint į profilį, kad viena gal fotosesija tarsi vienokių retušų, kita gal šiek tiek kitokių, kodėl čia keičiasi. Labai normalu, kad taip gali atrodyti. Vis tiek visų fotosesijų aplinkos skiriasi, šviesos skiriasi, žmonių aprangos skiriasi, jos kiek duoda įtakos rezultatui, tikrai. Kad ir odos tonai skiriasi, nepradėsiu visų vienodai spalvinti, nes tada apie natūralumą kalbos negali būti, tada keista atrodytų. Ir visa tai kintama, kas nekinta mano presetas, aš jį naudoju vieną tik tai vienintelį tą patį, nes aišku, noriu, kad žmonėm nebūtų staigmenos. Kokia nuotaika fotografija buvo, raužo ar mėlyna, šį kartą mane padarė, žinai, čia galima katalogą pasimti, aš gal svai norėčiau. Tai nekinta, aš turiu vieną ir tą patį presetą, kurį naudoju ne vienus metus, jau net nežinau kiek metų, aišku, jis tai tikrai kinta, mutuoja, tobulėja ir, sakau, natūralėja. Kažkada gal, prieš kokius 3 metus, kai save pasilyginu, ta žolė gal tokia, ne tokia skani gal, tuo metu taip atrodė, ten gelsvesnė, gal purvinesnė, dabar mes priėjom kaip tik prie jos tokios žalios, nes žolė yra žalia, dabar, šiai dienai aš nesuprantu, ką tu darai su ta žalia spalva. Palik tą žalę, paliktų tą žalę ramybę, ne, jokių desaturated. Ar tam nuotakų suknelės kažkada vėl taip gelsviau, kaip tik plaunus kalbinam. Odos retušavimas čia irgi tokia mano tema, su kiekvieną dieną atrodo vis mažiau prie tos odos lendu. Man gražu yra strazdanos, apgamėliai. Girdėt, gražus strazdanos? Tarsi strazdanos, o dieve tobula, aš nežinau, makiažo dar prašau paryškinti tas strazdanas. Tai yra gražu, tai yra apie žmogų, tai yra unikalu. Niekas tokių pačių strazdanų neturi kaip tu, ar tam tai būtent ir tai yra apie tai yra unikalu, tam vienodai viską daryti. Žodžiu, čia galėčiau kalbėti ir įsiplėtoti, bet ką noriu pasakyti, kad aišku, jeigu man žmogus pasako, kad tarkim randukus palieku, bet jeigu man pasakytų, kad man nemalonu į tą randą kažkokį žiūrėti, tai aišku, nuimčiau, čia jokių kalbų net nėra. Bet dažniausiai tai pasakoma prieš, man atrodo, viską, bet jau. Jo.
Tai kaip tik kuo toliau su kiekvieną dieną mažiau plastiko ir daugiau tikrumo ir žadu tą serviruoti ir toliau ir važiuoti toliau ir čia mano tema. Tai. O dabar tiesiog atsakom tokiais keliais sakiniais, nes čia, žinok, tikrai labai turiu gerų klausimų ir jie man pačiai įdomu. Ką būtinai visada su savimi turi pasimti į fotosesijas, neskaitant fotoaparato, aišku. Galva, žinoma, gerą nuotaiką. Tai ką pasiimu? Žirklės, siūlai, adata, servetėlės sausos, servetėlės šlapios, žiogelių turiu, staktukų turiu, veidrodėlį turiu, skėčiai, kažką dar, pleistriukai paprasti, nutrinimų pleistriukai. Aha, žodžiu, kaip visa vaistinėlė. Jo. Fotoaparatai, ne, mažoji dalis, tai visa tašiukė. Norėčiau sakyti lagaminas, ne, maišas lininis, bet pilnas maišas lininis, visokių dalykų, nes būna prireikia, tekia ir kirpti, ir tekia ir siūti, ir visko yra buvę. O jeigu nefotografuotum kokias, va dabar taip staigiai šauna į galvą, kas tada būtum? Kokias rytis? Pandų prižiūrėti. Eiktų, aš tuos ir kakus ten su šypsena rimčiau, bet tu su pandų. Čia geras. Šiaip tai yra neklausimas, bet Roma yra pati geriausia. Čia toks jau labai fainai. Kuri dalis iš vestuvių pati smagiausia fotografuoti tau? Tai aišku, meilė fotosesija, nes ten jau tu gali valdyti situaciją, pasistatyti taip, kaip tau reikia. Bet žinok, yra dar vienas dalykas, man dar nesmagiau, vakaro dalis. Kai pasikūrė vakarėlius, šokiai prasideda, visi atsipalaidavę, tą neidą įsitempę, manęs akim nemedžioja, o jo manęs nedamato, nes leis. Man taip, man tokius žmonės, atsipalaidavusius, kurie mėgaujasi momentu, švente, daino muzika, man, tokia mano tema visiškai, žinokit, čia mylimiausia dalis, jo. Koks jausmas būti visiškai išskirtinė? Ar tai daugiau pliusų, ar daugiau iššūkių? Kokie čia iššūkiai, tai fainai, Vieną savo karalienės, žinai. Aišku, jeigu taip permetus mintim, gal kiek sudėtingiau, kai reikia rekomenduoti kažką, nes man labai dažnai parašai, aš negaliu, gal galite rekomenduoti, bet kažką kaip jūs. Čia sunkiau. Jo, tai aš rekomenduoju tikrai sąrašą, turiu... Taip, aš žinau vieną. Realiai. Man atrodo, aš žinau, apie ką tas galva. Aš irgi žinau vieną. Tai rekomenduoju kolegas, bet aš net kartais parašau, stiliai skirsis, ką aš rekomenduoju, bet aš rekomenduoju kaip žmonės, nes aš žinau, kad jie faini. O tą stilistiką pasirinkit, kuri jums artimiausia, nes stilė, tai žinau, čia skonio dalykas, bet man svarbu, kaip žmonės faini, galiu rekomenduoti. Tai čia šitoksai iššūkis, o taip tai vieni pliusai labai faina. Aš čia dar vieną gavau tokį klausimą į asmeninės žinutės, nes netilpo. Tai irgi po ilgos ir sunkios fotografavimo dienos, koks būtų pirmas laukiamiausias patiekalas lėkštėje? Tarkim, grįžti po sunkių vestuvių, bet dar padorių vakarienės laikų, kokį patiekalą pasirinktum kaip apdovanojimą? Gvidonės klausimas. Čia. Kaip fainai. Kugelį. Aš visiškas bulvių, arba bulvytės, vėdaras, cepelinai irgi niegozai, bet kugelis, mano meilė. Aš net čia atsiprašau, aš jau vėl čia daužau į krūtinę, bet man viskas, kas su bulvėm, negalima papirkti. Aš tokiam bulvinėm, bulvių žmogus, tai jo, bet kas iš bulvių, bet kugeliukas būtų. Kažkas to. Apibendrinant viską, tavo tipsas fotografam, pradedantiesiam fotografam galbūt, gal ir nebūtinai pradedantiesiam, bet būtent tavo mintys, tai, ką tu galvoji, būnant dabar fotografė, perėjus tikrai nemažai, patarimas jiem. Taip, pirmiausia, grįžtant prie senesnės temos, negalvot keistų pavadinimų, nes to galvoj, nekeistų, atsiprašau, keisti labai gerai. Karvės pienas fotografija. Bent žmonės įsimins, o nebus, kad ten nesupras, nes labai jau mandras kažkoks.
O šiaip jeigu taip rimčiau, tai būsiu labai nuobodi daryti ir dar kartą daryti per darbą ir pasieksi rezultatų, sėdint ant sofos ir nieko nedarant, netobulėsi, tu turi dirbti, užkniso gal ne, bet turi dirbti, taip jau yra, nuo to nepabėgsi, aišku, labai analizuoti save, ką aš labai mėgstu daryti, kažkas nesigavo, kažkas netiko. Ta prasme, galiu visą dieną ant rytojos praleisti, mąstydama, galvodama, ieškodama gerai, kas negerai buvo, kad mes to išvengtumėm kitą kartą. Tai vat per šitas kančias, išvaigždė, žodžiu, per sukasus dantis, nors taip nėra labai, man patinka domėtis, kas susijęs su fotografija, įdomu ir galėčiau, nors nesu visai technikos žmogus, bet va tokia teorijos žmogus kaip ir ne, bet tokį dalyką tiesiog daugiau nenori, kad kartotųsi, tai va taip ir tobulėjai, keli klausimus ir ieškai atsakymų ir mokaisi iš savo klaidų, iš kolegų klaidų, visus pokstai, visus nagrinėjai, visi žiūri. Ir va taip, tiesiog daryti ir dar kartą daryti. Deja. Dar vienas toks mažiukas, greitas klausimas. Ir kada bus mokymai? Oh my god. Kada bus mokymai? Šitų klausimus laukiu bent kartą į porą mėnesių. Mėla, malonu, kaip didelis komplimentas. Nežinau, kai turėsiu daugiau ne klausimų, o atsakymų. Kol kas dar vis dar pačiai kyla daugiau klausimų, nei atsakymų turiu. Aš surandu atsakymus, tada dar daugiau klausimų ir čia toks užburtas ratas. Nežinau, man gal kiek nedrasu. Vieną koją jau esu žengus į mokymų pasaulį, tai galiu pasakyti, čia PDF formato yra natūralaus pozavimo gidas, esu tai padarius ir jį galima įsigyti Etsy, nuoroda mano profilyje. Taip, jau pradžia yra viena koja į mokymus įmerkta, taip sakant, po to žiūrėsim. Labs tobulai, šias kisto, labai gerai. Ačiū tau, Miloji, kad atvykai pas mane, labai buvo gera pakalbėti, labai tiesiog šypsena nedingo nuo veido, jo. Ir ką po darbo. Apsiverkiau, ką po darbo. Paskui aš tau pasakysiu, ką po darbo. Dabar gerai po darbo. Norėtum? Vaikus darbo? Jo, po darbo. Man reikia Nemuno salą, biškį lokacijų rytoj. Tai tu mano Nemuną gali pasimti. Prašau, sakysiu jums lokacijos vietą. Ačiū visiems labai, kad žiūrėjote ir gražios dienos.